Sveiki visi, noriu Jūs pasveikinti su artėjančiom gražiosiom šventėm. Sveiki visi, noriu Jūs pasveikinti su artėjančiom gražiosiom šventėm. Tai jaukių, šiltų, gražių, mielų, visokių švenčių. Tegul Jūsų namuose vis laik būna pilna šilumos ir daug meilės, daug tiesiog gėrio vienas kitam. Būkit laimingi, būkit mylimi, mylėkit, džiaukitės gyvenimu, būkite geri, mieli, nuoširdūs. Ne vien tik per šventes, bet ir visada. The next day. Sveiki visi, tai šiandien yra 27 diena, jau po kalėdų, tai varėm apsišopinti, nes yra žiauriai didelės nuolaidos. Tai aš galvoju padarysiu atskirą video, tipo kaip holą tokį, kai grįšiu. Šiaip nežinau, kaip dabar bus dar su šitais video, nes tiesiog nėra laiko, bet jūs jau šitą žinot, tai vis tiek jūs šitą video iš vis dar vėliau tik pamatysit. Tai va, apsipirkinėjom, būnam, leidžiam laiką, kaip ir minėjau jau. Tai šiandien realiai radau viską, ko man tikrai reikėjo, ir džinsų, ir megztinį tokį trumpą nusipirkau, ir striukę, sakau, Adidas tokia ilga, kur aš norėjau, ir kedus, tai jau. Dabar esam tokiam bariuke, sėdim, relaksinam ir viskas, nežinau, ką tai jums dar čia papasakot. Tiesiog džiaugiuosi savo atostogom, atostogauju, leidžiu laiką su šeima, tai jo, dar nežinau, gal dar varysiu, jo, rytoj varysiu tikriausiai vieną apsišopinti, varysiu dovanų
pripirkti, tai galbūt irgi kažką pafilmuosiu, nes vis tiek bus viena. Žiauriai daug ką postinu į Instagramą, tai galite pasiekti mane ten, nes ten keliu viską, kur varau, ką pamatau, bet aišku viską sudėsiu ir į vlogus savo. Tai jo, o jeigu kažkada turiu laiko, tai sakau, reikia bent jau pasisveikinti, bent jau pakalbėti ir pasirodyti, jog aš gyva ir panašiai, tai jo. The next day. Na tai sveiki visi. Žodžiu, ruošiuosi aš dabar į miestą. Išsiplau galvą, bet laukia lyja lietus. Tai jo, ne kažką. Varysiu truputėlį viena pati, pirmą kartą, apsižiūrėti viską. Tai varysiu tikriausiai tik tais Primarką. Tai apeisiu visą Primarką, 3 aukštų ar 2. Ir jo eisiu ieškoti vaikinai dovanos, lauktuvių truputėlį, draugiai dovanos. Tai va, šiaip labai gerai šiandien miegojau. Vakar grįžom iš to bariuko ir nieko neveikėm, filmų žiūrėjom, gulėjom ir viskas. Tai jo, labai laukiu, kada padarysiu jums tą rūbų holą, nes tikrai žiauriai gražus rūbų. Tai va, dabar eisiu truputėlį dar pasidažyti kažką minimaliai ir tada išsidžiovinsiu plaukus ir keliausiu. Tai susitinkam truputėlį vėliau. Na žodžiu, aš jau apsišopinau visais maišais. Iš tikrųjų nebuvo žiauriai sunku. Viskas čia prie pat. Šiaip galvojau iš tikrųjų, kad pasiklysiu, bet jau vis tiek buvau gerokai pralaikščiojus. Tik šiandien žiauriai vėjas. Žiaurus. Aš esu nauja striukytė. Bam, bam, bam. Varau jau namo. Nupirkau labai gražių magnetukų. Apsipirkau dovanas visas. Nedaug ten buvo, tik tais vaikinui ir draugiai vienai. Na ir daugiau lauktuvės magnetukai. Tai va, čia žiauriai karšta iš tikrųjų. Ir jo, ir vėjas buvo iš pradžių. Dabar va, tik reikia nepražiūrėti man savo gatvelės. Tai va, čia labai faina, nes jau žinočiau, kur vieną nueit. Tai va, gerai, kad biškį duodama išleidžia mane prasiblaškyti. Normaliai aš apsipirkau iš Primarko vien tik, bet man atrodo, kad aš nerasčiau geresnės parduotuvės už Primarką. Aišku, man Airijoje gal labiau patiko Primarkas, nes yra didesnis auksijas. Ir žodžiu, bet jau kai nuvarėm į didesnį miestą, tai jau buvo tikrai didesnis Primarkas. Tai ten vat visai patiko, bet žmonių labai daug, nei apeisi, nei ką. Ir šiaip Airijoje buvo ne Primarkas, o Penis. Tai irgi daug kuom skiriasi. Jau rankas skauda nešt. Tai jo, tikiuosi dabar čia pataikysiu savo gatvelę. Ir varau dabar namo. Mane žiūrė dabar visi žmonės. Labai gera pakalbėti, nes niekas nesupranta. Gali pasaryti, ypač čia, kur nieko išreikia. Tik tai suotų. Gatvelės visi vienodi namai. Patiko man tą Angliją iš tikrųjų. Labai gera ištrūkti. Ir galėt pakalbėti su jumis, jums kažką papasakoti. Nes šiaip namuose, aš nežinau, man nelabai jauku, kad ten kažkas išgirs, vis tiek gyvena nuomojamam name, tai vis tiek kitaip. Mano būsena. Žiauriai stiprus vėjas. What the fuck? Ja, buvo gera mintis ir jau reikia labiais plaukais. Tai yra mūsų rajonas. Ten va tik tiesiai eini ir išeini į centrą. O čia vat namai, kur mes gyvenam, rajonas mūsų. Nepasiklydau, misija įvykdyta. Grįžau namo. Taip va, eisiu dabar pavalgyti ir daugiau nežinau, ką veiksiu. Eisiu apžiūrėti viską, ką čia nusipirkau ir kažką.
The next day. And take in the view. Always feels like we could go around. Let's go. Break it up, JK. Break it up. Break it up. Oh my God! Look at that creature. Oh, look at that shoulder. Oh my God! All right, baby. This shoulder, how high we go? Baby, big one, big one. What's the elbow? Oh my God! Oh my God! Oh my God! He's nasty. All right, now watch the shoulder. Watch. No. Oh my God! All right, you saw the shoulder. You saw the elbow. Now it's time to see the arm. The next day.
Taigi sveiki visi, labas rytas, žodžiu, mes jau savo kelionę pradėjome anksti nuo ryto, tai keliavome keltis su trosais, tai buvo visai fainai, bet labai greitai persikėlėm, bet labai gražus vaizdas, tik šiandien vat truputėlį apsiniaukė. Tai va šiltai patogiai apsirengusi, sutimpam batukais, kėdukais ir dabar dar ką pamatėm, tai O2 arena tą. Taip, dabar nežinau, kur keliausim, bet žodžiu, šiandien oras toks biški vėjelis neblogas. Iš tikrųjų, daugiau tai visai gerai, nelyja svarbu. Taip vat, taip pagyvenom, sakau, reikia pasilabinti. Man tai žiauriai patinka baltas laineris, visai tinka man, nesu niekada bandžiusi, bet šiaip paličiukė tai labai gera, dėl to, kad, nežinau, gal praeitą kartą per daug buvau šitą vietą pudros uždėjus ir nesitepė, nes dabar tai žiauriai gerai tepas, kaip, sakau, kaip laineris. Ir jo, jau ferverkai pas mus šaudo. Dabar bandysiu užsidėti tos blizgučius. Ignoruokit garsą, nes telikas eina. Bet kaip faina iš tikrųjų kažką naujo išbandyti. Žiauriai gražiai atrodo baltas laineris. Man atrodo, mano kitų metų tikslas bus kiekvieną dieną dažytis su laineriu. Tikslas. Ja. Ar dėtis daugiau, ar taip gerai? Blizgučių. Žinau, va taip padėtis. Per visą. Tokie vat mūsų ir tie nulai, visur aplinkui šaudo, mes nieko nematom. Garsai tai girdis visur aplinkui, o ferverkų nėra. Taigi sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Angelika ir noriu visus pasveikinti su atėjusiais naujaisiais metais. Tu žodžiu, buvau truputėlį apsipirkti, aišku, maišelis senas, bet žodžiu,
Norėjau labai pasivaikščioti, kadangi vis tiek nauji metai reikia prasivaikščioti. Noriu visus pasveikinti, būkit laimingi. Tegul šitie metai būna geresni nei praėjusieji. Ir nežinau, man visai buvo neblogi metai. Iš tikrųjų. Tai vis tiek, vat, 2 metai išėlėsiu kitoj šaly. Tai. Bet norėčiau jau kitus metus sutikti savo šalyje. Ačiū labai, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Nepamirškite paspausti patinkančią šitą video ir būtinai subscribe, pasiekti mane Instagram'e ir TikTok'e. Ir žodžiu, susitiksim tikriausiai jau kitą kartą, kai jau būsiu grįžusi į Lietuvą. Pavargau truputėlį. Jo, geras oras šiandien. Tai linkiu jums gero oro, kad ir kur jūs bebūtumėt. Su naujais!